Antroji karalių knyga, 2 skyrius. Elijui ir Eliziejui, einant iš Gilgalo, viešpats buvo numatęs paimti Eliją viesulų į dangų. Elijas tarė Eliziejui: pasilik čia, nes viešpats mane siunčia į Betelį. Bet Eliziejus atsakė: kaip gyvas viešpats ir gyva tavo siela, aš tavęs nepaliksiu. Jie nuėjo į Betelį. Pranašų sūnūs, kurie buvo Betelyje, atėję pas Eliziejų klausė: ar žinai, kad šiandien viešpats paims tavo valdovą nuo tavęs? Tas atsakė: aš žinau, tylėkite. Elijas sakė jam: Eliziejau, pasilik čia, nes viešpats mane siunčia į Jerichą. Tas atsakė: kaip gyvas viešpats ir gyva tavo siela, aš tavęs nepaliksiu. Jie atėjo į Jerichą. Pranašų sūnūs, kurie buvo Jeriche, atėję pas Eliziejų klausė: ar žinai, kad šiandien viešpats paims tavo valdovą nuo tavęs? Tas atsakė: aš žinau, tylėkite. Tada Elijas jam tarė: pasilik čia, nes viešpats mane siunčia prie Jordano. Tas atsakė: kaip gyvas viešpats ir gyva tavo siela, aš tavęs nepaliksiu. Juodu ėjo toliau. 50 vyrų, pranašų sūnų, ėjo ir sustoję, stebėjo iš tolo, o juodu nuėjo iki Jordano. Elijas, paėmęs savo apsiaustą, suvyniojo jį ir juo sudavė per vandenį. Vanduo persiskyrė ir juodu perėjo sausumą. Kitoje Jordano pusėje Elijas tarė Eliziejui: ko norėtum, kad padaryčiau prieš tai, kai būsiu paimtas nuo tavęs? Eliziejus atsakė: prašau, kad tavo dvasios būtų dvigubai ant manęs. Elijas atsakė: prašai sunkaus dalyko. Jei matysi, kai mane paima, bus tai tau, bet jei nematysi, nebus. Jiems besikalbant ir einant toliau, pasirodė ugninis vežimas bei ugniniai žirgai ir perskyrė juodu. Taip Elijas buvo paimtas viesulų į dangų. Eliziejus tai matė ir šaukė: mano tėve, mano tėve! Izraelio kovos vežimai ir jo raiteliai. Ir jis daugiau jo nebematė. Tuomet jis persiplėšė drabužius. Eliziejus, pakėlęs Elijo apsiaustą, kuris nuo jo nukrito, sugrįžęs apsistojo ant Jordano kranto. Jis paėmė nuo Elijo nukritusi apsiaustą ir, sudavęs juo per vandenį, tarė: kur yra viešpats, Elijo dievas? Kai jis sudavė per vandenį, vanduo persiskyrė ir Eliziejus perėjo. Pranašų sūnūs, kurie buvo kitoje pusėje, Jeriche, jį pamatę, sakė: Elijo dvasia nužengė ant Eliziejaus. Atėję jo pasitikti, jie nusilenkė prieš jį iki žemės ir jam tarė: pas mus yra 50 tvirtų vyrų, tavo tarnų. Tegu jie eina ieškoti Elijo. Gal viešpaties dvasia, paėmusi jį, numetė ant kokio kalno ar į slėnį? Jis atsakė: nesiųskite. Jiems primiktinai prašant, Eliziejus sutiko. Jie išsiuntė 50 vyrų, kurie ieškojo 3 dienas, bet jo nerado. Jiems sugrįžus į Jerichą, Eliziejus jiems tarė: argi aš jums nesakiau, neikite? Jericho gyventojai sakė Eliziejui: miestas geroje vietoje, kaip tu pats matai, bet vanduo blogas ir žemė nederlinga. Eliziejus atsakė: atneškite man naują dubenį ir įberkite į jį druskos. Ir jie atnešė jam. Nuėjęs prie vandens šaltinio, jis įmetė į jį druskos ir sakė: taip sako viešpats,
Aš pagydžiau šitą vandenį. Jis nebus nei mirties, nei nevaisingumo priežastis. Vanduo yra sveikas iki šios dienos, kaip Eliziejus pasakė. Iš Jericho jis atėjo į Betelį. Jam einant keliu, maži vaikai, išėję iš miesto, tyčiojosi iš jo ir šaukė: eik aukštyn, pliki. Atsigręžęs, jis pažiūrėjo į juos ir prakeikė juos Viešpaties vardu. 2 lokės atbėgo iš miško ir sudraskė 42 vaikus. Iš čia jis nuėjo į Karmelio kalną, o iš ten grįžo į Samariją.